Bridboro kelią. Bemaž 3 valandos, ne, aš nebūsiu kaip Agnė žemaitiškai nešnekėsiu. Man vyras vairuoja, breikštantį aušra jau vyksta. Nežinau, ten gal kokios pašvaistos matosi, bet ja, kažkur vidury autostrados, svarbiausia valgomis abudu kaip gyvūnų. Kas čia važiuoja? Nu ką, sėdim, važiuojam autobusas. Autobusas pilnas žmonių. Sakyk labas, Arijau. Tai va, važiuojam. Savo salotų suvalgiau. Mano vyrai valgo salotas. Arijau, parodyk, ką valgai. Kas čia? Cezario salota. Kartu ryts valgo. Ką valgai? Nebendrauja. Tai va. Kažkur čia. Tiesiog. Skers. Mano vyras pavargęs guli. Sakė, ilsina akis. Ir saugo mantą. Atseit. Labą dieną. Camper Life prasideda. Nu ką? Pradėsim važiuoti. Taip. Viską susižinojom. Kemperio turą turėsite vėliau. Aplankėm dabar trumpai linutę. Nenufilmavom iš tos laimės, kad susitikom, o dabar važiuojam pas Jolitą. Arijus jau pamiegojęs. Eismas geras. Mūsų kemperis. Reikės susitvarkyti daiktus, tik tais va. Viskas. O šiaip karšta. Šilta pas mus. Taip. Čilinam prie baseino. 1 šaltyšius. 2 vandens ruoniai. Va, esam pas Jolitą. Išvarėm prie jūros. Žiūrėk, 3 buožgalviai varo. Pasileidę plauk. Negalima, žinot. Rankytė. Toliau neina. Tai labryt. Normaliai. Šiandieną pradėsime nuo kemperio turo. Sveiki atvykę į Fiat Ducat kemperiuką. Va, užeinam. Padarėm biškiuką kitą rakursą. Tai sveiki, čia sėdi Žuromskienė, čia pono Žuromskas, ir čia pono Žuromskiukas. Turime staliuką, kėdės sukasi, tai galim, jeigu ką, papietauti. Rėdam, turim, vat, dekoraciją. Svarbiausia dekoracija turim. Ir va, mūsų kemperiukas. Turime virtuvinę spintelę, turime kaitlentes, turime kriauklę, dar nusipirkom šitais iš parduotuvės vandens. Turime spintelių, susikrovėm jau savo šmutkes. Čia vietiniai žmonės žaidžia kažkokį žaidimą. Daugiausia pensininkai, bet ir man rodo šneka suomiškai. Bet, va, susikrovėm šmutkių, 1 spintelę, 2 spintelę. Taip, turime čia kriauklę. Mums yra palikta indų. Va, turime ir padelių, visų įrankių. Va, kaip gražiai atrodo. Šiaip vietos tikrai atrodo pakankamai. Mūsų laikinas namas. Nežinau, ar visas tau spintelės rodyt, ką turim. Ja, čia nusipirkom vandenuką dar. Reikės tik sugalvoti, kur dar vieną padėti. Nakčiai turim ir elektros. Išsijungia šviesos ir turim šikinyką. Bio tualetas su dušiuku, su vaizdu į dangų. Yra net kosmetinių priemonių palikta, reikės pasižiūrėti, ką čia jie turi. Nu. Tai va, norite pasižiūrėti į šaldytuvo turinį? Prašom. Štai taip, svarbiausia. Nusipirkom biškiuką kiaušų pusryčiams darytis, nes turim keptuvę, viską galėsim pasidaryti. Aliuko, kokteiliuko. Ir viskas. Užsidarom. Tai va, čia yra dar palikę, ką turim. Visokių ten prieskoniukų galėsim panaudoti. Čia dar 1 spintelę. Susidėjom dar davytas. Ir mūsų apartamentai.
2 lovų apartamentai. Čia miegame su Arijum, bet čia 1 aukštas, atsidaro visos žaliuzytės ir 2 aukštas užlipamos kopėtėlės. Artūras lovos nepasiklojo. Čia va kopėčius įsistato į apačią ir galima būti. Tai va, ten yra dar spintelės, ten yra net lemputės va užsidega ir jeigu ką naktį galėsim turą irgi padaryti. Turi stoglangį, ventiliaciją, galima atsidaryti langą. Ryte mus dabar pažadino tie visi, su trimeriais darbininkai. Bet nieko tokio, aš miegojom vat ant gatvės. Susimokėjom pirmą špitaką už kelionę, nes Eglė nurodė biškį kitokią vietą. Mano šoferis spaudžia 120. Vaikas biškį nepatenkintas, nes nebėra baseino. Dabar važiuojam į Kartageną. Biškį žalia. Bet užtat su mokamais keliais galim pjauti kaip reikiant. Mamokai, atsimeni panašias vietas? Va, kaip gražu. Važiuojam dabar zigzagais, ratais, kvadratais. Va, kalniukas, vairuotojas, smigęs vairuotojo padėjėjas, į kitą pusę jau persisukęs. Ja, pasigrožėkit, kaip gražu. Nu ką, 10 laipsnių į apačią ir pradedam važiuoti. Tai va, mes važiuojam kažkur tenai. Gražu, ne? Stosim čia. Jo, būtinai stosim į tą savo vietą pastovėti. Nu ką, kemperiukas biškį sustoja pailsėti ir einam pasigrožėti. Mam, tu tikrai atsimeni tą vaizdelį. Va. Dabar va tuo serapinu važiuosim į apačią, leisimės ir mes važiuodam kažkur tenai apsistoti, o dėkas elitos reikėtų ten sukti į šoną. Tai va, gražu visai. Prisiartinam, pasižiūrim. Va. Čia dar kažkokia plantacija laukai, reikės gal kažką, kokią salotą pavogti. Bet nieko, gerai. Va, kaip gražu. Tai gerą dieną šeima. Sustojom, atvažiavom į miestelį, kurio pavadinimą užmiršau. Bet čia gražu. Pasakysi labas močiutei? O seneliui? Labas. Tai va, porą jachtučių, čia mano, ten Artūro, ten va Arijaus, mano vyras. Sakyk labuką. Ką čia sakau? Ką tu? Jo, priekaviauju prie vyro. Ką, Panulį pasodinam į priekį, Panulį pamojuok. Kitas Panulis vairuoja, a mama kai karalienė. Gale sėdi. Mane kažkur vežasi. Kur vežasi? Sugalvok. Mama, leidžiamės panašiai kaip Madeiroj. Stačiu, siauru keliuku. Va ten. Va, važiuojamės. Ir nuo čia atvažiavo. Ir mes vaikyti. Žiūrėkit, kur miegosime. O, dėdulė. Sveiki atvykę į laidą Gamink su Egle. Ką mes šį vakarą turėsim? Makaronų. Mūsų virtuvė. Nu, reiks susirasti viską. Čia visą Gustavo laidą varys filmuosim. Ne, visos ne. Va, kepsim vištą. Darysim salotą. Ir darysim makaronų. Nedarysim Gustavą. Gustavo enciklopediją. Eglės kulinarinė virtuvė. Šiam vakarui bus vištiena ale Eglė.
Ir turim salatyčių ir makaronų. Paserviruosim. O, bet čia ateina kažkokie, da? Nu, Klientai ateina. klientai. Restoranas pasegina ant ratų. Va. Makaroniuku su keptais pomidorais ir Filadelfijos sūris, salatytės ir vištiena. Tai va. PS. Pomidorai jau buvo kepti. Tai va, skanaus mums. Tai va, mes apsistojam už tos akmenuko. Žiūrėkit. Jo, akmenis ridenas. Girdisi kaip ridenas akmenis. Ir mes einam pasivaikščioti takučiu. Ar jau, ką matai? Nelipk, sūnau. Moliūgėlių pavirsi. Nekask. Tai va, einam pasivaikščiosim. Ten buvo nuogalių pilna su nuogais švancais. Dar guli ir sakė vienas ruonis. Nu, patik, sakėm, Artūras eis pasitikrint savo akciją. O dabar saulelė mūsų jau leidžias ir einam pasivaikščiot va. Čia kaip gražu. Ten yra ant pačio viršaus yra tokios supynės, rytoj nukeliausim ten iki supynių. Pas paplūdimys yra tokio kaip juodo žvyro, juodo smėlio ir daug yra jūrų žolių juodų, bet parašyta ten iškaba, kad jas reikia saugot. Arijus archeologiniais kasinėjimais užsiema, ieško dinozaurų. Kasykla, taip, kasykla. Eina kaip geologas tikrindamas, kokie čia yra moliai. Sakė, šitas gali greitai nugriūti, nes yra toksai visas trupantis molis. Arijus irgi eina užsiimdamas archeologiniais kasinėjimais. Va. Mes einam toliau pasivaikščioti. Kažką čia rado Artūras jau. Va. Ir mes iš ten atėjome. Dar saulę sugebam palydėti. Lašiukas matos. Va. Atėjom prie jūros. Ten dar paplūdimio. Ir atėjom iš tenai. Pasivaikščiodami. Va, saulelė leidžias. Sakom, einam saulės palydėti. Nu va, lydim. Nu ką, bangos ošia. Mūsų palapinė ant ratų. Mūsų palapinė ant ratų. Mes žaidžiam Uno. Nu va. Čia mes į lovą įsilindę, įsiprausę jau pagaliau. Nu ką? Uno. Ne jūroje išsipraus. Duše. Duše. Jūroje. Ir jūroje, taip. Duše. Ir duše.